ženklai. Tai yra, wow, 80% literatūros galima deginti, jeigu jau nebestebi ženklų, ar ne? Tada 80% metodikų irgi gali atmesti, nes nesivaizduokim, runos, ženklai, ten taro kortos, ženklai, tada visur pajungia dėmesį į išorę. Jeigu kalbėti tik apie ženklus, visą tai iš tikrųjų reikia deginti. Bet tada skausmingai iš esmės, kaip daug kas turėtų išnykti. Tada naikinam tarsi įvairovį. Įvairovės naikinti tikrai nereikia. Ir apskritai nieko nereikia naikinti. Viskas turi vykti transformaciniu principu. Kažkas atkrenta ir užima to vietą, kažkas svarbesnio, o galbūt net nesvarbesnio, kažkas atkrenta ir ta vieta tiesiog nebeegzistuoja. Jos užimti nereikia. Vadinasi, tu išlengvėjai. Tai, kas atkrenta ir niekas tos vietos neužima, tu tiesiog nebeturi atitinkamo balasto. Ir jeigu tu taip išsisluoksniuoji į visišką savęs grinumą, tu gyveni vienoje vienintelėje tiesoje. Ir niekas išorėje nepraranda prasmės egzistuoti. Bet tavo dėmesio taip nebeįtempinėja, tavo proto nevargina šitaip stipriai. Daugybės dalykųgi nebematai. Man asmeniškai neegzistuoja benamiai. Nors žmonės sako, kad jie gatvėse yra, bet man jų nėra, aš jų nematau. Bet aš negaliu neigti. Jeigu žmonės mato, vadinasi, tai yra jų tiesa. Jie žino, kad taip yra. Man parduotuvėje neegzistuoja alkoholio skyrius, įsivaizduojat, aš net nežinau, kad toks yra. Bet čia vėlgi galima traktuoti, arba aš bėgu į parduotuvę ir visiškai aklai tik prie savo 5 produktų, ar ne, automatiškai aplankau parduotuvę, kas vėlgi galėtų būti manoma kaip nesąmoningai tarsi. Bet nebūtinai. Man neegzistuoja tiesiog tai, ką mano dėmesys visiškai nebelinkęs kreipti. Jam nėra šito informacinio lauko, tiesiog nebėra. Kai žmogus iš esmės, jis taip atsisluoksniuoja, jisai taip jam atkrenta viską, ką jisai yra įsitempęs. Vienas seks ženklus, kitas seks kitokią žinutę, kitas seks tam tipažą, kitas seks, kas jam yra autoritetas, ar ne, ir taip toliau, nes žmogus, jisai iš esmės netmetinėja sąmoningai, o tik formuluoja, ko jam daugiau sekti, į ką daugiau įsitempti dėmesio. Tuo jisai tarsi turtingėja, iš tiesų tai tiesa yra visai kitokia. Kuo daugiau užsikvoji, tuo daugiau atiduodi. Tai gausa tai yra tavyje, o kai tu ją išdalini per dėmesį, tavyje mažiau lieka koncentracijos į save. Kas yra atsakomybė, kas yra jos užsidėjimas ir nusiėmimas, o pats pagrindinis klausimas, kas ją užsideda arba kas ją nori nusiimti. Jeigu tu nori nusimti atsakomybę, kodėl tu tiesiog dar ją turi? Pas tave siekis ją nusiimti, bet negali savo pasakyti, kad aš galiu jos tiesiog neturėti. Norisi paklausti apie atsipalaidavimą. Ar tai yra kažkas, kai viską atmetinėjai, arba kaip būti visada atsipalaidavime? Žodis atmetinėjai nedėra visiškai. Jeigu esi atmetime, vadinasi, esi išsižadėjime. Jeigu esi priėmime, bet tau viso to tiek nebereikia, tai reiškia, kad nebėra ką ir atmesti, o tai, kas iki tavęs ateina, visai nedėra tau savintis, atėjo, sutikai, pabuvai, priėmei ir išlydėjai. Tai atsipalaidavimas yra visame kame. Tu neįsitempi, kai kažkas tave pasiekia ir lygiai taip pat be įtampos atiduodi. Tai reiškia nekintamumas. Atsipalaidavimas yra iš esmės įtampos tavyje nebuvimas ir papildomai atsipalaiduoti jau nebereikia. O kaip būti be įtampos? Kaip būti tokiu laidininku, kad tavyje nestriktų, kai ateina informacija, dar kažkas? Be įtampos tu esi tada, kada tu esi 100% priėmime. Atėjo informacija ir jį tave sudirgina, jį iš karto sukėlė įtampą. Tai priešingas to polius, tau visai netrukus prireikia kažkokiu būdu atsipalaiduoti. Ir va tada nuolatinės paieškas, ar ne?
įtampų tu tarsi neieškai, bet tu būdamas nesąmoningas, nesekdamas savęs ir neprimdamas to, kas pasiekia tave, pasipriešinimas tavyje surezonavo įtampą, įtampai detonuoti, tu ieškaisi išorinių būdų, kaip iš to išeiti. Nes visi vidiniai būdai yra tik tai viena - meditacija. Kvėpavimas, bet tai irgi meditacija. Ir būtent galbūt net ne technikos, o meditacija tyloje. Visiškas atsitapatinimas ir disociacija nuo to, kas tave įtempia. Kaip auginti savyje priėmimą? Ar čia tas pats? Vienas iš būdų? Auginti savyje priėmimą, tai reiškia, kad neturėti išankstinio paisimo kažkokio, ar ne, jau nebuvimas įtampos, jau sakykime, einant į kažkokį ar susitikimą, ar į dieną, į darbą, į dar kažką, jau savyje neformuoti iliuzinio įsitempimo. Ir antras dalykas - neturėti išankstinio vertinimo. Tai reiškia, kai tavęs atėjo ir bent akimirką pabūk tuščias ir tik tada sureaguok į kažkokią tai žinutę. Ir jeigu tu pabūsi bent akimirką tuščias, tu jau 50% lengviau sureaguosi. Jeigu tu reaguoji visišku tokiu atšovimu, tai yra absoliučiai nesąmoninga, tu nedavėjai savo laiko išbūti savimi, tu iš karto susitapatinai su atėjusia žinute ir tu davėjai kažkokį tai atsaką. Tai susilaikymas nuo momentinio, greito, žaibiško vertinimo jau įjungia 50% sąmoningumo. Kita 50% galima padirbėti ir iš tikrųjų turėti labai gerą rezultatą. Kad savaime iki manęs neteina jokia, man prasta, man nepatogi, nekomfortiška, bloga, skausminga žinutė, tai čia yra faktas. Nes nėra nieko, jokios aukščiausios galios, kuri tau siūstų kenkimą. Tu savo gali tik tai pakenkti neteisingai sureagavęs. Tai va, tas labai slidus momentas, kur reakcijos dažnai būna žaibiškos ir jos yra tik iš vertinimo, iš nepriėmimo, ar ne? Akimirką pabuvus be vertinimo, jau įsijungia sąmoningumas ir tu jau bent pusiau teisingam kelyje. Iš tiesų tai gali net ir visiškai teisingam kelyje išbūti. Kaip šiuo metu jautiesi? Keistai ir gerai ir keistai, nes pasimeta mintis. Šiaip į asmeninės konsultacijas atėję žmonės, didžiausias procentas jų atsisėda ir sako, aš nebežinau, ko klausti. Bet sako, gerai, kad turiu sąrašą, tada išsitrauk ir mes dirbam normaliai. Bet šiaip pirmą būna taip, kad jos labai stipriai nunulina, viską atima, ką jie žadėjo klausti. O tada kažkas kyla pamažu. Ir galbūt visiškai ne taip, koks buvo pirmas užmanymas, eisiu klausti to ir to. Nes to nebūtina jiems iš tikrųjų žinoti. Arba tai išsispręs tiesiog savaime, atsispiriant nuo to, ką jie išsineš tikrų asmeninių pagrindų jiems reikalingo žinoti. Kilo klausimas dabar apie tėvynę, apie tam tikras įgimtas vietas, apskritai apie skirtingas vietas, ar jos turi tokį energetinį užtaisą kitokį, kad tu atvykęs, tenai, tarkim, tavyje kyla pasipriešinimas, ar ne, ten nuvykęs nekyla. Tai taip, tai iš tikrųjų yra požeminės vibracijos, juk viskas yra vibracijos, ar ne? Ir taip, kaip, pavyzdžiui, piktas žmogus, jisai vibruoja labai inertiškai stipriai ir ne tai, kad laimingas, džiaugsmingas žmogus irgi labai stipriai inertiškai vibruoja. Tai ir požeminės vibracijos lygiai taip pat egzistuoja. Ir mitinės, ir tikro
išjautimo vietos tam tikros irgi stipresnės, ar ne, jos irgi egzistuoja. Žmogui tai galima pajausti. Ne veltui ten, sakykime, tam tikros vietos, ten stipriai vibruojančios, ar ne, ir kinta laukas, ir sudaro tą bendrą vibracinį lauką, kurį yra lengva netgi išjausti. Kaip visą tai užsivadina, ten jau protinė sfera dažnai būna įsipina ir užsivadina ten labai šventomis vietomis, arba ten labai kitokiamis, pavojingomis vietomis ir panašiai. Čia daugiau iš tikrųjų pagal pačią žmonių patirtį, jeigu toje vietoje nutinka, žmogus, pavyzdžiui, praradęs pusiausvyrą, jam atsitinka kažkokie tai nelaimingi atsitikimai, tai čia prakeiksmų jau vadinama vieta. Tai ne visai viskas iš tiesų taip, kaip protas įprasmina pačias vietovės, bet kad jos yra stipriai ir skirtingai vibruojančios, taip, tokios tikrai egzistuoja. Tiesų, tai, kur esame mes, esame Činta galerijoje, skersvyje Meko, užupyje. Ir aš tiesiog atkartosiu, ką išgirdau praeitą kartą iš Jūratės, kad Jono Meko skersvys, tokia vieta susikūrė butikai, vadinkim, arbatinę, kavinės, kur net nėra alkoholio, ar ne, nėra kažko tokio, nėra žemų vibracijų. Tarytum vieta pati save saugo ir pritraukia tam tikrus žmonės, kurie gali tą švarą palaikyti. Tai tiesiog parezonuoti, kur esi. Šiaip gerai labai čia jaučiuosi. Ir galima užjausti, kad čia tvyro vientisumas. Tai reiškia, kad chaosai nešia žmonės, jį čia negali palikti. Jie gali čia tik įnešti ir lygiai taip pat išsinešti. O pati vieta, jinai turi ir savo aurą, ir savo vibraciją, ir jinai yra pilna to. Nėra tokia kažkokia, jeigu ir skersvėjais, tai čia tikrai nėra pralaidu. Tai yra pakankamai išturėta ir vieta gera, užsipildžiusi pati. Ir manau, kad ne vienam čia galima ateiti ir pasipildyti dar ir pačiam. Noriu paklausti apie vibracijas, jeigu tai nekuklus klausimas, tai galim jo negaidenti, bet iš esmės, kaip jūs pati, kaip, vadinkim, matote žmogų, ar jūs matot vibracinį lygį, kaip skaitot galbūt? Viskas mena iš tikrųjų, ir jo kūnas, ir jo protas, kaip jisai transliuoja save, paslėpti savęs yra visiškai neįmanoma. Netgi tas apgavystės momentas, kad galim bandyti save tam tikrai vesti ir sakykime, gal ne visai taip, kaip aš esu įprastas, bet pabandyti apgauti ir panašiai. Tai šventas apgaudinėdamas, jo apgavystė irgi būna šventa. Nešventas apgaudinėdamas nepakeičia vibracijos ir tiesos sakymai ir apgavystės skleidime. Žmogus iš esmės, jisai pakeisdamas toną, jisai nepakeičia vibracijos, jis ir toliau vibruoja. Nes taip kaip jisai vibruoja, jam tai yra įprasta ir tai yra jo bazinis dažnis netgi, ar ne, nors kinta, tikrai kinta tie dažniai, bet tą bazinį dažnį jau užmaskuoti arba staiga pakeisti, arba kažkaip tikrai nevalia ir labai yra paprasta jį skaityti per visur. Bet nuostabu yra tai, kad aš ne taip paprastai pakeičiu savo dažnį, bet ganėtinai paprastai pakeičiu kito dažnį. Tai pavyzdžiui, energetiniai seansai, tai jie labiausia turbūt tai atspindi, nors iš esmės mūsų susitikimo pirmoji dalis yra bendravimas. Tai čia įvairių tų momentų būna, bet čia jau labai stipriai viskas rimsta, dažnis keičiasi, o energetiniam seansą, tai ten smegenų dažnį tiesiog pakeičiu ir tiek. Tai jau žmogus pats kaip ir savo nebepriklauso tuo metu, nors tai visai neturėtų skambėti gąsdinančiai kažkaip. Aš nelinkusi transformuoti žmogų, jeigu jis pats to nenorėtų.
Man, jeigu jungčiau vertinimą, jeigu jungčiau savo protą, man neegzistuoja nei sergantis, nei nelaimingi žmonės. Jeigu aš gebėčiau tokius matyti, vadinasi, aš pati tokia. O jeigu pati tokia nesu, aš neturiu galios matyti to, kas manyje nevyksta. Todėl galbūt yra iš tikrųjų labai lengva daryti žmonės laimingesnius, nes aukštesnis dažnis yra gebantis prie savęs pritempti žemai, o žemam yra sudėtingiau nuleisti aukštai. Nebent to aukšto tokio ir nebuvo, tik tai imitavai, tai vėlgi. Sužemėjai ne dėl to, kad sužemėjai, o dėl to, kad atsiskleidai, koks esi. O yra kažkokios skaičių ribos ar panašiai, apie kurias galėtume pakalbėti? Arba galbūt paimti netgi miesto dažnį ar panašiai? Oi, nežinau, kad tikrai miesto dažnio neskaityčiau. Faktas, kad inertiškesnės vietos, jos apimtimis yra didesnės, ar ne, ir gyventojų skaičių yra daugiau, ir tas sambrūzdžio momentas arba kolektyvinės sąmonės triukšmas, jisai tas inercijos duoda, bet pats miestas jisai nuo to neįgauna žemesnę vertę iš esmės. Vietovė turi savo vibraciją, vietovėje esantis turi savo vibraciją, jie ilgai vienas kito neišlaikys ryšyje, jeigu jie nesutapatins karts nuo karto tų vibracijų. Tai gal tik tiek, o man, iš esmės, man visur yra gerai, kur aš esu, bet aš mažai stengiuosi kur būti.